Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mes Klaipėdai, tiksliau persikeliam į keltų į kitą pusę, Smiltynėje. Klaipėda nuostabus miestas, turi didžiulę akvatoriją, Kuršių marių, be abejo Danės upė. Pats miestas nuostabus, begalė turistų vasarą, gaila, vasara jau baigėsi. Iš tikrųjų, pajautėt, kaip viena akimirka, pokšt ir nebėra. Nesvarbu, vis viena dar daug žmonių lankosi Klaipėdai, važiuoja ir jeigu čia atvažiuosi, tikrai turim ką pasiūlyti. Šiandien mes turim minčių pagaudyti Kuršių mariose, bet Smiltynėje, nuo akmenų, galbūt ešerių, galbūt starkio, pažiūrėsim kaip seksis, tai daug nekalbėsim, vieta nuostabi. Lietutis tik nervuoja kaip visą laiką, bet tokia jau ta Klaipėda. Tai daug nekalbam, varom. Lipam ant akmenukų ir pažiūrėsim, kokios žuvys čia gyvena. Ir kažkoks mažiukas. Nu, kažko reikia pradėti. Pirma žuviliokas iš toli. Nu, tik čia, kuršmarinis bandžiukas. Ant viršutinio. Gerai, galvosim toliau. Turim dvigubą sistemą, apie ją po to papasakosiu, jūs ją puikiai žinot. Hehe. Čiau. Yra geras. Jau didesnis. Ui, kur ten žuolės įlindo, gelbėkit, padėkit. O, čia jau į ešerį panašu. Ui. Nu, be graibšto naglai. Va. Čia jau gruožis. Kaip mariose. Nuo krantelio. Kokie šviesus, gražus, ne? Apie šito ešerių aš galiu papasakoti jums istoriją. Apie juos paleisiu ir šiek tiek papasakosiu. Tai žinokit, šitie ešeriai migruoja į Baltijos jūrą. Ten atgal. Jie maitinasi net Baltijos jūroje, vat įvairiais šprotais, brėtlingais, dėl to aš ir pasirinkau tokią gumytę. Apie jas mes pakalbėsim, paleidžiam šitą bachūrą iš aukštai, atsiprašau. Ir jie migruoja ten atgal. Jie daug vasaros laiko praleidžia Baltijos jūroje, prie molo, palei tos akmenis visur plaukioja, jėda visokias trimelytės. Stintas ir po to migruoja. Kuršių marios ten atgal, čia tokia irgi migracijos vieta. Ir pats įdomumas, kad jie valgo dabar stintos mailių, vadinamai snetoka, netgi toks pavadinimas, čia senas klaipėdiečių, turbūt kokiu nors senatikiu. Tai va tas stintos mailius ir dydžiu ir viskom labai panašus va į tokius va guminukus, ar ne? Ir būtent jų tai yra pagrindinis maistas. O kur gauti guminukų? Tai aišku, prieš pradėdami žūklę mes šiandien užvažiavom pas savo bičiulius į Jehipaun, prie Kauno Megos. Labai patogi vieta, važiuojant kur nors žvejoti, keliauti. Ir puikiai žinote, kad Jehipaun tai didžiausia Lietuvoje turizmo, medžioklės ir žūklės parduotuvė, kur galite rasti daugiau negu 1000 pačių vairiausių kutų skirtų ne tik ešeriam, ateina plėšrūnų metas. Begalų guminukų, voblerių, bet apie tai mes būtinai pakalbėsime antroje laidos dalyje. Dabar pratęsiam savo žūklę ir jeigu jau judėsit iš Kauno, iš Vilniaus arba į Kauno Vilnių, nepamirškite užsukti pas mūsų bičiulius.
mažiukas. Du. Ohoho. Čia tai privalumas gaudant su 2 kabliukais. O 2 galim gaudyti ešerius. Mažų būrys, kai užeina, tai 1, 2. 2 dantukai ešeriukai. Nu ką, visai smagu linksminti šiandien. Tokie. Galvojau, kad didelis ešerys, nes jau toksai dadyk. O čia tokie Klaipėdos uosto pakrantės ešeriukai. Sagero? Sagero. Dar jeigu rasim, dar 2 ir varom ieškoti didelių. Jokingi. Nedidelį būrelį čia užspėčiau, mažukų ešeriukų. Ir jie čia linksminasi su manim. Ir mes linksminamės, o ko ne, taigi. Kol kas nors į jūrų muziejų su vaikais. Mama, pavyzdžiui, jūrų muziejų, o vyrukas gali čia savo ramiai praleisti laiką ir smagintis su tokiom žuvytėm. Draugė yra geras. O, čia vėl didesnis kažkoks bus ana patyti. Aik, tu savo atsiklijavo. Gerai, vieta gera. Gerai, padirbėsim. Atsiklijavo. Kodėl? Bet čia buvo nuo patinio rambalas buvo. Liktai gumą radau. Draugė yra geras. Kas čia? Vo! Įdomus ešeriuokas čia mieste gyvena. Pasispėtęs. Parodyk savo pelėką žmonėm. Va, parodyk, kad tu toksai dryžuotas ir piktas. Fainuolis. Bet kokie šviesus, iškart matosi, kad gyvena švariam vandenukė. Kur medūzos plaukia. Nu taip ir gyvenam. Kur medūzas, ten ir mes. Tai va tokios linksmybės uoste. Aš manau, kad pagausim dar didesnių paieškoję. Bet aišku, plotis didžiulis šiandien, kur rasti tą didesnį ešerį. Bet rasim. Tai užsilsiekite. Visai gera pradžia, pusė darbo, keletas visai smagių ešerių. Per valandėlę čia viskas susirinko, pažiūrėsim, kaip seksis diena toliau. Aišku, gražu čia tai Klaipėdai, plaukia laivai, egzotika. Super. Tai susimatom po pertraukos. Laidą Vienam gale kablys remia Jehi Pound. Turizmui, medžiokliai ir žūkliai. Jau rimtesnis. Oi, koksai. Japatinė. Grožis. Kokios spalvos, ką tu ešerių. Negaliu. Sveiki sugrįžę, žiūrint laidą Vienam gale kablys. Mes toliau sportuojam. Gražiai. Klaipėdos uoste ir gaudom va tokias žuvėliokas. Visai faini. Tuo labiau, kai tai pagalvojęs, kad persikelt su keltu, keletą valandėlių, išvaryti ir prigaudyti tokių dryžuotų visai smagu.
Tai čiurnas tokie, bet jie kokie stiprus, kad jūs įsivaizduotumėt, va tokie ežere, kai gaudai, tai atrodo, nu, pasipurta tas ešeriukas. Sa gero. Aliai, op! Pasipurti tai pasipurto, o čia jie matyta jūrai, priryja visko. Pakovoja čia to jūro iš savo gyvybę, pasivaikęs trimelyčių visokių, tai viskas ir įdomu. Visai smagi ta žvejyba. Prašom, mes čia gabaliukas nuo leptelio iki čia ir viskas vyksta taip, kaip aš noriu. Liuk. Aišku, vėliau dar įsiaiškinsim šį bei tą, bet vat, matot visieną. Bandžiau ten ir tokias spalvotas dėti gumytės, bet visieną viskas vyksta iš labai natūralių spalvų. Dėl to, kad kaip ir minėjau pirmoji daly, maistas jų čia, maža stintelė, maža strimelytė. Ir jiem čia dėl to viskas gerai. Čia ir gyvena. Tolimės nereikia. Trinasi jie čia palei akmenis, plaukia, matyt nuo to akmenukų, mailiuką kažkokį, ten babaliuką kokį susiranda. O mes juos sau gaudom ir kaifuojam pačiam mieste. Aišku, kai nebūtų tam sėdėti, kelte. Nu ne kelte, kruizė, vėl tik tai nuleidai ir kruizė sėdėti ir kokį alutį gerti. Bet, jeigu kimba tokie ešeriai, mieste aš visai nepiktas ant jų. Kaifa daug, kibimų daug, ten viršaus, ten apačios. Kimba! Spalvotieji. Tai kol mes čia linksminamės ir kaip matote, dviguba sistema dirba idealiai, tai viršus tai apačia ir nuėdė gumą, ko aš tau netrauksiu, pats su jais įsiaiškinsi. Tai sugrįžkime pas mūsų bičiulius į Jehipaun. Dar kartą priminsiu, didžiausia Lietuvoje žūklės turizmo ir medžioklės parduotuvė. Ir vieno didžiausių turbūt meškerių pasirinkimų, daugiau nei 1000 meškerių skirtų viskam, nuo ešerio, karpio, lydekos iki bet ko, fideriai, plūdinės. Ir be abejo, lygiai taip pat galite pristaikyti ir rytes, nes kaip tik dabar ir oko maryčių reikalų tenai pilna, galite ir spiningui savo pasižiūrėti. Be abejo, begalė pačių įvairiausių voblerių skirtų lydekom, vis dėlto artėja plėšrūnų metas, gumos taip pat. Kas įdomiausiai, tai kad būtent Jehipaune yra sveriamos gumos. Labai juokingos kainos, bet iš principo jūs galite tiesiog imti saują gumų, neštis prie prekystalio ir tiesiog ten atsisverti. Man atrodo 7 centai ten už gramą ar už kiek. Nu žodžiu, patys pasižiūrėkit, bet kaip vyšnės arba kaip trešnės galite pirkti gumas, vieną krūvą susikrauti viską, pasisverti ir lydekom ir ešeriam ir gerai leisti laiką. Be abejo, krūva visokių aksesuarų, būtent ir spiningautojam, tai specialios rankinės tokios kaip turiu aš, susidėti daiktam. Ir visą tai galite rasti Jehipaune. Artėja plėšrūnų metas, galite tikrai įsirinkti viską, ko jums reikia nuo spiningo rytės. Gauti kepurę dovanų, žodžiu, apsilankykit Jehipaune, labai ideali vieta, važiuojant iš Vilniaus, važiuojant iš Kauno arba žygiuojant į tuos didžiuosius miestus. Ten tikrai viską įsirinksite ne tik žvejai, tačiau ir medžiotojai ir keliautojai. Tai smagu ten apsilankyti visą laiką, tikrai geri mūsų laidos bičiuliai, o dabar grįžtame į žūklę.
Oi, ešeriai. Opa. Nu, va, buvo dar pradžioje ant apatinio kablio, o dabar viskas pakilo ant viršutinio. Vadinasi, jie pasikėlė nuo dugno, maitinasi kažkokį mailiuku ir jie godžiai. Pakeičiau gumą į snieguolę, kaip aš ją vadinu. Ir va tokie va banditukai. Bet jų čia begalė. Čia galite, žinokit, kaifuoti ir kaifuoti su tokiais ešeriais. O kas valgot, galite ir valgyti, nes čia manau, kad švari žuvis, jeigu jinai po jūrą duodasi, ten gerai maitinasi, tai viskas lioks. O, kas? Joj. O, drambliauskas koksai. Šeriai. Šiandien valdo viršus. Norit ar nenorit? Viršutinis masalas. Gražuolis. Opa. Čiau, braške, susitiksim kompote. Nu, žodžiu, tokių ešerėlių jūs galite čia prilupti ir prisilinksminti tiek, kad jau patie mažai nepasirodys. Tai linkiu, kai būsit Klaipėdoj, nepamiršti su savim spinningėlio. Jehei, kokie. Tikrai įvairių dydžių čia ešerių yra, galim pagauti ir didelių, kaip matėte, galim ir labai didelių pagauti. Viskas priklauso nuo jų migracijos, kaip jie migruoja ir kaip jūs papulsite ant to migruojančio būrio. Bet žvejyba buvo graži, mes žiauriai gerai praleidom laiką, aš manau jūs irgi. Dar kartą priminsiu, nepamirškit aplankyti mūsų bičiulio Jegipound, naudokite štai tokią dvigubą sistemėlę ir dropshotas ir džigrigas, nes žuvis kartais būna aukščiau pakilęs nuo dugno, žemiau, pravedimas lėtesnis negu džigų, kaip matėte mano pravedimus. Ir viskas bus fainai. Tai šiandien tokios naujienos iš Klaipėdos miesto. Nei žvynojams, nei degos. Susimatom lygiai po savaitės.